Aš esu Giedrius, turbūt trečios kartos žmogus, kuris dirbo telekomunikacijose, bet išėjau į inžinieringą ir po to išėjau į verslo vystymą. Tai va tokia mano turbūt trumpa istorija. Apie 4 temas norėčiau pašnekėti šiandien. Tai yra, iš kur mes atėjom prieš tai, kaip migruosim į AWS, kas buvo prieš tai. Tada pasižiūrėti noriu, kodėl mes ten migruosim. Labai svarbu savo atsakyti iš tikrųjų, kodėl aš tai noriu daryti. Tada aš pasižiūrėsiu, kaip mesgi tai darėm. Ir finalinis, kasgi iš to gavosi. Tai iš tikrųjų mes pradėjom prieš 10 metų, kai, kaip bebūtų juokinga, mano pirmas darbas atėjęs į Danske banką buvo viską imigruoti iš debesies atgal. Ne į debesį, o iš. Ir neperkelti paslaugas iš banko kažkur, tai atvirkščiai pasimti iš partnerio ir perkelti paslaugas atgal į banką. Infrastruktūra buvo šiaip siaubingam, iš tikrųjų, siaubingoj būsenai. Mes pirmadienį Kopenhagoje susirinkdavom ir net neklausdavom, kas nulūžo per savaitgalį. Klausimas būdavo, ar mes žinom, kas nulūžo. Tai buvo labai negerai. Prisėjo Lietuvoje greitai darbinti 350 nuostabių inžinierių ir per 9 mėnesius mes perkelime didžiąją dalį infrastruktūros į banką į vidų. Ir buvo fenomenas, tiksliau mūsų tuometinis CEO nusprendė pasakyti ne jokiem cloudam. Cloudas buvo banas. Niekas nesuprato, nes visi labai norėjo eiti tą cloud ir pabandyti, kas ten vyksta. Jis paaiškino labai paprastai, vaikai sako, kol jūs neišmoksite žaisti savo smėlio dėžėjai. Ką tai reiškia išmokti žaisti smėlio dėžėjai? Turėti procesus, turėti saugumo tinklus, turėti supratimą, kas yra ELC, turėti supratimą, kaip tu kodini savo aplikacijas, kaip tu jas padarai saugias ir taip toliau, ir taip toliau. Tol jums tenai veikti nėra ką. Buvo daug pykčio, žmonės norėjo, vadovai neleido. Jeigu aš pasižiūrėsiu į ką mes gavome tuo momentu, jūs matote apie, turbūt po 8 metų situacija stipriai pasikeitė. Mes sukūrėme fantastinį vidinį debesį, mes turime visus OpenShiftus ir visus kitus dalykus, ką mums reikia turėti. Mes turime 10 000, tai yra apie 1000 aplikacijų, kurias dabar reikia išmigruoti į išorę. Mes pasirinkom kaip partnerį Amazon. Ir vadovai dabar nori, inžinieriai ne, bent jau pradžioj. Ir tai kasgi atsitiko? Kas pakito tame? Inžinieriai sukūrė, mano nuomonė, tobulą dalyką viduj pačiame banke ir atsakyti klausimą, kodėl mes turime iš to išeiti ir palikti šitą nuostabų kūrinį, visiems kelia klausimų man irgi. Ar iš tikrųjų bus pigiau? Aš mačiau tuos skaičiavimus Exceliuose, kur sako, kad 20% pigiau. Jūs irgi matėte turbūt. Aš nelabai tikiu, todėl kad, žiūrėkit, mes turim economies of scale. Tai nėra kompanija, kur turi ten 10 serverių, 100 serverių. Tai yra 1000 serverių. Tai yra apie 3000 IT darbuotojų. Iš jų 1000 dirba tiesiogiai su inžinierinėmis technologijomis labai arti CTO. Mes turime scale. Aš nežinau, ką jūs galvojat. Savo šito atsakymo ieškojau turbūt gerą pusmetį šnekėdamas, ar čia yra tiesiog žmogiškasis pasipriešinimas, kad galbūt nuėjęs į AWS aš neturėsiu niekur kitur. Mano darbas dings, nes infrastruktūrą valdys kažkas kitas. Ar vis dėlto yra teisingi atsakymai? Mano atsakymas savo, tai yra vis dėlto, tai nėra netgi pinigai. Galbūt jūs turite kitas patirtis. Tai yra greitis, kuriuo tu gali judėti ateityje. Tai yra greitis, kuriuo tu gali kurti aplikacijas. Tai yra lankstumas kai kuriem pikiniam poreikiam ir turbūt labai svarbu apie tai, kad tai yra saugu ir tai tenkina atitikmės reikalavimus. Tas, kas dirba su finansinėm institucijom, turbūt supranta, kad ne tik tai GDPR mus riboja ir gali daryti tai, ką reikia. Jeigu jūs tai darysite patys, tai užima be galo daug laiko. Ir be abejo, tai yra labai gera proga susitvarkyti aplikacijas. Iššūkis išmigruoti per 2 metus 1000 aplikacijų, mes 500 išmigravom, turėti motyvuotą komandą, kuri tai daro, ir žiūrėti dėl pačio greičio, kaip jūs įsivaizduojate, mes negalime sustoti ir kaip sumažinti poveikį verslui, kaip suprantat, per šitas migracijas sistemos lūžta ir lūžta dažnai. Dabar kaip mes ėjom į debesį, čia ta trečia tema, tai yra kažko panašu
Jeigu mes eitume organiškai, kas vyktų? Kiekviena aplikacijų savininkas sukurtų aplikaciją ir skaitų, dabar aš ją modernizuosiu, padarysiu cloud native ir paleisiu kažkur Amazono aplinkoje. Tai užtruktų maždaug 8 metus. Mes neturime 8 metų. Labai talentingi inžinieriai su kitais labai talentingais inžinieriais iš Amazono sukūrė tai vadinamą landing zone arba kitą gražą, kur mes praktiškai per naktį galime iškelti aplikaciją, tai yra klonas arba kopija mūsų duomenų centro aplinkos. Ir tenai aplikacijos migruoja gan greitai ir praktiškai jos atsibunda naujame graže, kur mes galime pradėti optimizaciją ir taip pat tolesnę modernizaciją. Kaip galvojat, kas su šituo scenarijum gali būti blogai? Pinigai. Todėl, kad jeigu tu išeini neoptimizavęs į Amazon, į AWS servisus savo aplikacijų, jos greičiausiai nėra optimizuotos, jos nemoka scalinti, jos nebūtinai teisingai naudoja resursus, jūs turėsite be galo didelę sąskaitą. Didžiulės organizacijos visada turi problemų su tokiais projektais. Apie tai daug galime šnekėti, jūs patys žinot kodėl. Todėl, kad organizacijos turi dydį, kuris yra skirtas arba aptarnauti tai, ką jie dabar daro, ir daryti truputį projektų verslui. Bet jeigu tu prašai patyti daugiau, tas visą laiką yra praktiškai neįmanoma. Dėl to buvo pasirinktas čia toks pokalbis su draugais, tai galiu pasakyti, mano nuomonė buvo pasirinktas būdas, kad mes iškeliame į Amazon aplinką ir nuo tada biudžetas, turbūt vienas iš svarbiausių momentų, patampa aplikacijų savininko biudžetu. Aplikacijų savininkas dabar žino, kad kitą mėnesį jis gaus sąskaitą iš Amazon. Jam yra be galo didelis noras tiek optimizuoti savo mašiną, galbūt jam nereikia 6 cilindrų CPU, jam užtenka 4, galbūt jam nereikia storage arba, reiškia, ten 120 litrų Passato bako, jam užtenka 40, važinėja Lietuvoje. Tas sukuria labai didžiulį momentumą. Mes šiandien turime 500 aplikacijų, kurios juda į priekį. Kitaip dėja didžiulio organizacijoje, mano nuomonė, neįmanoma išjudėti į debesį, hipergreičiu ir at scale. Na, čia panaši strategija, kaip uždegti žolę, kad žmonės bėgtų, bet turbūt nieks nenori, kad žmonės sudegtų. Tai aš manau, svarbu to žmonės paruošti, mokinti, suteikti jiem įrankius. Turbūt tai yra didžiausia organizacija Lietuvoje šiandienai turinti daugiausiai pinigų išleidusi AWS sertifikavimui ir žmonių mokymui. Aš spėčiau, arti turbūt 1000 žmonių pas mus yra baigę AWS kursus. Taigi, kas gavosi po šitos migracijos, mes turime žmonės, kurie didžiuojasi ir kurios AWS rodo kaip pavyzdį. Mes esame vienas iš tų bankų Europoje, kurie turbūt sparčiausiai juda į debesį. Žmonės yra laimingi, jie nebijo ateities, tas man labai svarbu kaip inžinieriui, buvusiam inžinieriui. Jie sako, gerai, mes tai darom ir daro su didžiuliu malonumu, nes jie žino, kad jų žinios, AWS Cloud žinios yra labai paklausios rinkoje. Ir jie tikrai nebijo prarasti darbo. Dabar mes jau turbūt bijom daugiau prarasti juos. Mes turime apie 80% mažiau darbo padarę savo tą konceptą su landing zone ir 3 kart didesnį greitį. Turbūt mes, kaip pavyzdys, mes galime judėti labai greitai, mes galime kurti naujus modelius. Lietuvoje beje buvo sukurtas Danske kalbos modelis, LLM Danske GPT, kartu su AWS. Turbūt populiariausias naudojamas modelis dabar Danske banke. Na ir verslo prasme, mums kaip bankui yra labai svarbu judėti greitai, mokėti judėti greitai, kurti daug kodą ir kurti daug paslaugų darbuotojams greitai. Nebeturėti spagėti infrastruktūros architektūrai, pereiti be abejo prie visų API, kas yra ir reikalinga, kai mes einame į cloudą arba į debesį. Nes greiti valgo lėtus ir mūsų verslas yra, nežiūrint tai, kad jis yra labai didelis, jisai yra gan greitas. Danske bankas nėra labai didelis bankas pasauliniam mastu, bet kad suprastumėt maždaug dydį, tai yra bankas, kuris valdo apie 12 Lietuvos GDP turto. 12 Lietuvų turto, tai nėra mažas bankas. Tai tiek turbūt išmokta pamokų mes pašnekėjom apie tai, kur mes buvom, kaip mes grįžom iš debesies, kokias turbūt dilemas kiekvienas sprendėm,
Ar tikrai rodėm savo, kad tai yra pigiau? Man atrodo, kad ne. Ar rodėm savo, kad tai mums duoda greičio? Taip. Kad mes pakeliui dar ir susitvarkysime su visų savo apleistų ūkių ir senom aplikacijom? Taip. Tai, kad mūsų žmonės įgis naujų žinių, be abejo. Tai, manau, čia yra mūsų patirtis, aš tikiuosi, kad jie yra kažkiek pamąstymai naudingi, jie yra labai atviri ir jeigu yra kokių klausimų, tikrai norėčiau atsakyti juos. Taip pat su manim šiandien yra Ieva ir Mantas. Mantas yra mūsų visų geriausių sprendimų architektas, jisai su sulaužyta koja, tai jį labai lengva pamatyti, tai galite pasigauti jį kažkur tai. Na ir Ieva, kuri valdo šitą programą, jinai atsakys visus turbūt organizacinius ir gyvus klausimus, kas buvo iškilę. Ačiū Jums. Ačiū Giedriau, bet jūs čia labai meistriškai servą perleitot kolegoms, nes kamuoliukų yra tikrai iš salės daug, bet gal pradėkim nuo poros, kurių jums reikės visgi atsakyti. Ir gal pagrindinis dramblys kambaryje Djokovičius kortose yra, kodėl Amazonas, o ne rinkos lyderė Azure ar kiti tiekėjai? Čia dažnai pasikartojantis klausimas buvo. Galima aš atsakysiu kaip ne banko darbuotojas, o taip, kaip mano nuomonė. Grinai, tik tai jūsų asmeninė nuomonė. Tai mano nuomonė todėl, kad mes turime Microsoftą kaip partnerį, mes turime Microsoft Office 365. Na, kodėl sudėti visus kiaušinius į vieną vietą, į vieną pintinę? Dėl to tada turbūt renkėsi tarp Google ir AWS. Ir manau, kad kai kurie mūsų inžinieriai pradėjo eksperimentuoti su AWS ženkliai anksčiau. Jie pasižaidė, pasižiūrėjo, kad tai veikia. Ir kada reikėjo galvoti apie sekančius žingsnius, jie rado ženkliai daugiau argumentų įrodyti vadovybei, kad AWS yra geriau negu Google. Kaip ten yra iš tikrųjų, na, nežinau. Einam toliau. Kitas servukas yra toks. Kokias Amazono paslaugas šiuo metu laikote kritinėmis savo infrastruktūrai? Čia galbūt man tai reikėtų šitą klausimą perduoti. Man tai, jeigu turit mikrofoną, jisai papasakotų, kokias paslaugas jūs laikote kritinėmis. Turi mikrofoną, prinešim, nieko nereikės eiti. Klausimą galima pakartoti? Galiu, mielai. Kokias Amazon AWS paslaugas šiuo metu laikote kritinėmis savo infrastruktūrai? 80 paslaugų naudojam dabar iš 200. Kritinės yra, sakyčiau, top 10. Tai yra tinklas, storage'as, kompiutas, Kubernetes, saugumo paslaugos, ingresas, igresas. Tai tiek turbūt. Man tai, dėkui, bet tavęs visiškai. Puikus atsakymas, taip. Dar porą paimkim, dar turim pusantros minutės. Ar buvo kažkas, ko gailitės migracijoje iš on-prem į cloudą? Galbūt kažkas buvo geriau on-premise nei AWS? Geras klausimas. Kiek kalbėjau su inžinieriais, tai viskas buvo blogiau iš pradžių, pirmame etape, kol nepradėjo migruoti. Kai pradėjo migruoti, aš manau, viskas pasirodė visai gerai. Ar kažkokių funkcijų konkrečiai trūksta? Na, galėtų gal ir vėlgi atsakyti arba Mantas, arba Ieva. Ar kažko mes labai stipriai pasigendam, ko ten nerandam? Be abejo, patternai bus kitokie. Klausimas yra toks. Platforma socialinių tinklų Musko X, X-Twitteris iš cloudų sugrįžo į private cloudą. Ar jums tai negresia? Grįžti į private. Taip. Nežinau, aš niekada nebuvau didžiulis fanas outsourcinimo arba iškėlimo kažką, tai nesuprantant, kodėl tu tai darai ir ką tau tai atneš. Jeigu Muskas arba kiti turi didelį economy of scale ir gali patys savo pasigaminti security frameworkus ir kitus dalykus, kurių pats negalėtum pagaminti. Danske bankas, kaip ir sakiau, didžiulė kompanija, bet iš tikrųjų mes esame maža. Jeigu aš palyginčiau, kiek yra investuojama milijonų į duomenų atitikties užtikrinimą. Kiek milijonų yra investuojama arba milijardų investuojama į resilience arba į atsparumą pačių tinklų tam pačiam Amazone. Kiek yra milijardų investuojama į saugumą. Kiek investuojama į standartinius toolsetus. Mes patys savo to tikrai niekados neleistume. Tai yra, mes tokio gero produkto negalėtume sukurti. Šie vaikinai, matyti, yra jau kitam economies of scale lydyje, kurie gali tai padaryti. Super. Žinokit, yra milijonas dar klausimų, bet Danske Bank sakė, turi 3 žmonės, tai jeigu ką, atmušit, čia iš karto parengite. Giedriau, ačiū dar kartą už labai įdomią prezentaciją. Jums dėkui.